Ačiū Lina, labą dieną visiems. Ir pradėti norėčiau gal nuo tokių bendresnių dalykų, vėliau pereisim prie konkretybių, bet pirmiausia šiek tiek sureaguoti tam tikras galbūt visuomenės nuotaikas ir į istorijas, kurios artėjant rinkimam matyt darysis vis dažnesnės ir matysim įvairiausių keistų kreipimusi į teismą, įvairių pasisakymų, abejonių ar apskritai COVID-as egzistavo, koks jisai buvo, ar tai yra koks nors pasaulinis sąmokslas ir panašus dalykai. Tikrai be komentaro, nereikia to daryti. Lygiai kaip kaukių nereikia pirkti ir prisipirkus paskui sakyti, kad kažkam jų trūksta, nes jų nereikia tiesiog. Ir nereikia ir tos salicilo rūgšties ten pirkti, nes jinai nereikalinga. Yra muilas, plaukit rankas, tikrai užtenka. Tai į paprasčiausią paiešką keletą raktažodžių, COVID-as, Šiaurės Italija, mirusiųjų skaičiai ir panašus dalykai. Ir jūs galite pasižiūrėti dokumentiką, ką teko išgyventi šalims, kuriom dėja, bet labiau nepasisekė negu Lietuvai. Ir kurios savo piliečius turėjo gabenti į kapines kariniais sunkvežimiais naktimis, nes dieną tas keldavo gyventojams matyti tikrai didelį stresą. Ir kai kuriom šalim teko netgi ledo arenas pritaikyti kūnam, nes jų nebuvo kur laikyti. Galiu tik tai priminti, kad ir Lietuva tokiam scenarijui ruošiasi ir buvo susiskaičiavusi, kiek turi šaldytuvų tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Mums to neprireikia, nes mes visi elgiamės pilietiškai. Saugojam savo vyresnius artimuosius ir tikrai išsisukom palyginti lengvai su santykinai nedideliu aukų skaičiumi. Ir šiandien matyt tai klaidina dalį visuomenės, leidžia kurti sąmokslo teorijas, leidžia spekuliuoti tam tikrais dalykais. Tai dar kartą norėčiau vis tik tai paprašyti, jeigu jums kyla kažkokių abejonių, tikrai turbūt reikėtų žiūrėti dabar ne Baltarusijos nacionalinę televiziją, ne videoklipukus, kuriuos siuntinėja su abejotinos reputacijos Rusijos mokslininkais, bet pasižiūrėti laisvos nepriklausomos žiniasklaidos nufilmuotus klipus, kurių tikrai rasite internete apie situacijas, kurias, kaip ir minėjau, dėja, bet teko išgyventi kai kuriom valstybėm. Bet yra kitų tikrai tokių gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kaip pardavinėjamos kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartoti. Bet maža to, kad neapsaugojus dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Nebūtina spiritinė priemonė tam, kad rankų higieną užsitikrinti. Tai nereikia lakstyti po vaistinės, pirkti ten salicilo rūgštį ar dar kažkokius reikalus. Taip sakė, vaistinės liko tik briliantinė žaluma. Ten irgi daug spirito yra, galima terliuotis, visi žinos, kad tikrai rankas dezinfekavot, bet čia yra tikrai be komentaro. Nereikia to daryti. Lygiai kaip kaukių nereikia pirkti ir prisipirkus paskui sakyti, kad kažkam jų trūksta, nes jų nereikia tiesiog. Ir nereikia ir tos salicilo rūgšties ten pirkti, nes jinai nereikalinga. Yra muilas, plaukit rankas, tikrai užtenka jo. Kokią šiandien turim situaciją Lietuvoje? Kol kas jinai nėra labai bloga. Taip turim po keliasdešimt atvejų kiekvieną dieną, bet šiandien dar nefiksuojam eksponentinio atvejų šuolio. Tai tas keliasdešimt atvejų per dieną kol kas rodo, kad situacija yra daugiau mažiau stabili. Jinai neleidžia nusiraminti visiškai ir turim priimti tam tikras priemonės, kad liga neplistų. Bet tai, kad nefiksuota buvo staigaus šuolio, sakykime, iš karto 100 atvejų skaičiaus, rodo, kad vis tik tai dalis visuomenė matyt susijėmė, laikosi saugos priemonių. Ir situacija bent jau kol kas, bent laikinai yra stabili. Aišku, turim rizikų,
Šiandien mūsų mažieji iškeliavo į ugdymo įstaigas, tai yra didžiulis skaičius žmonių. Į ugdymo įstaigas atėjo ir pradėjo dirbti mokytojai. Dalis jų yra rizikos grupėje. Taip pat grįžta į miestus studentai, kurie vėlgi bursis. Natūralu, jauni žmonės norės atšvęsti, norės praleisti laiką, tai turėsim papildomų susibūrimų ir tai yra rizikos, kurias vis tik tai reikėtų valdyti ir dar kartą raginu būti tiesiog sąmoningiems. Jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartot, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Dėl konkrečių dalykų, kurie yra įvykę pastaruoju metu, tai kadangi tikrai girdėdavom daug tokių žinučių, kad sudėtinga yra užsiregistruoti į karštąją liniją, neaišku, kiek ten yra vietų mobiliuose punktuose, tai tikrai noriu padėkoti karštosios linijos atstovams, kurie padirbėjo, pasistengė ir sukūrė įrankį, kuris leidžia matyti, kiek vis tik tai mobiliuose punktuose vietų yra jau užregistruotų, kiek yra laisvų. Dar kartą galiu tik tai priminti, kad 10% tų vietų registracija yra skirta būtent simptominiam asmenim, nes juos ištirti ir reikia. Pirmiausia, jiem yra teikiamas prioritetas. Tai užsiregistruoti turėtų būti lengviau. Toliau Lietuva dirba su asmens apsaugos priemonių užsakymais. Tokia gera galbūt naujiena, kuri yra susijusi su mūsų gamintojais, tai mūsų sandėlius pasiekė jau paskutinė įmonės veikiančios Lietuvoje, tai yra Intersurgical įmonės pagamintų veido apsaugos priemonių siunta. Tai yra aukšto lygio veido apsaugos priemonės atitinkančios FFP3 apsaugos lygį ir gali būti naudojamos medikų, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis. Tai tokių priemonių iš šios įmonės buvo užsakyta apie 1 milijoną, dabar, kaip ir sakiau, pasiekė paskutinę partiją. Taip pat yra sudarytos sutartys dėl beveik 900 000 FFP2 respiratorių pirkimo, tai, kaip ir sakiau, valstybės rezervas yra toliau pildomas. Dabar suintensyvinam stebėseną savivaldybių, atskirų sveikatos priežiūros institucijų, kaip jos yra pasirengę ir kiek jos turi priemonių, tiesiog aktyviau stebim, kokia yra situacija. Bet yra kitų, tikrai tokių gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kaip pardavinėjamos kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartot, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Na ir paskutinis dalykas, kurio norėčiau tiesiog paprašyti, irgi yra susijęs su jūsų visų sąmoningumu. Tai noriu paprašyti tikrai būti pilietiškiam ir vis tik tai nesidalinti abejotinos informacijos video šaltiniais, video naujienomis. Jų nestinga dėja, bet ir Lietuvoje. Ir pasižiūrėjusi kai kurių kabutėse visuomenės veikėjų ir jiem prijaučiančių kuriamus videoklipus, juose galima pamatyti teistus asmenis, kurie matyt tam tikrų veikų išmoka dar įkalinimo įstaigose. Kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartot. Bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Yra kuriami ir falsifikuojami internetiniai puslapiai, su viena tokia melagiena teko susidurti man.
kuomet, neaišku, kieno tai buvo sukurta informacija apie neva tai gautus $100,000 iš Geitsų fondo tam, kad įvesti tam tikras koronaviruso priemonės, tai yra tipiški falsifikatai, melagienos ir sunku pasakyti, kokiu tikslu jie yra kuriami. Matyt tikrai tam, kad diskredituoti valstybę, diskredituoti jos priimamus sprendimus, diskredituoti politikus. Ir artėjant rinkimam dėja, bet tokių apraiškų tikrai daugėja. Tai dar kartą noriu pakviesti būti atsakingais ir pirmiausia informaciją tikrintis oficialiuose šaltiniuose. Bet yra kitų tikrai tokių gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kaip pardavinėjamos kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartot, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Nebūtina spiritinė priemonė tam, kad rankų higieną užsitikrinti. Tai nereikia lakstyti po vaistinės, pirkti ten salicilo rūgštį ar dar kažkokius reikalus. Taip sakė vaistinės, liko tik briliantinė žaluma. Ten irgi daug spirito yra, galima terliuotis, visi žinos, kad tikrai rankas dezinfekavot, bet čia yra tikrai be komentaro. Nereikia to daryti. Lygiai kaip kaukių nereikia pirkti ir prisipirkus paskui sakyti, kad kažkam jų trūksta, nes jų nereikia tiesiog. Ir nereikia ir to salicilo rūgšties ten pirkti, nes jinai nereikalinga. Yra muilas, plaukit rankas, tikrai užtenka jo. Tai yra mūsų ministerijos internetinė svetainė, Facebooko puslapis, vyriausybės svetainė, Koronastop puslapis, tai ten, kur oficialios valstybės institucijos ir skelbia informaciją. Tai būkim sąmoningi, padėkim vieni kitiem susigaudyti, kokia yra situacija ir tai leis mums išvengti kažkokių sudėtingų situacijų. Tai tiek trumpai. Ačiū ministrui, dabar pasisakys